Pasistengsiu į šį video sukelti viską. Ir rugsėjo 18 dienos potvinį, kur gavom per parą apie 50 mm lietaus. Ir užklimpimą. Ir visus vaizdelius, kiek įmanoma sukarpau, bet, ne viską įmanoma sutalpinti vis tiek. Tai, kaip sakant, gero žiūrėjimo. YouTube, ar mes girdėt? Bandysim susišnekėti. Kai su kombainu dirbu, visą laiką galvoju, kaip būtų gerai leksiono kabiną ant traktoriaus gauti. Kaip būtų gerai, kaip būtų patogu ir panašiai. Žodžiu, sėjam tarpinius pasėlius, šlapia laukuose belekai. Rodo, lyg jau ateityje ateis geresni orai, gal ir pasėsim, gal prasidės miežių sėja, dar laiko yra šiek tiek. Tai tikiuosi, kad pavyks mums pasisėti miežius. Rodo lietų, bet bent jau ne kasdien, biškelį kas trečią dieną gal, tai nežinau. Aišku, buvo pas mane irgi vairuotojas, išvežė paskutinės pupas, tai sakė, yra vietų tokių, kad eina upelis, per upelį eina tiltukas, žodžiu, per kelią ir per tą kelią reikia važiuoti per vandenį. Tie upeliai taip yra išsilieję. Tai tas pats ir pas mūsų, ta prasme, kanalai yra pilni vandens. Ir jeigu nori, kaip sakant, nieko tu nepadarysi. Kauno pusėj Hebra negaunat lietaus, nes viską čia išpila. Aš nežinau, kaip kraniuką pridaryti, kad pas jūs ten nueitų viskas, nes mum jau čia va taip va. Pas mus jau yra per daug. Tai žodžiu. Tokie reikalai. Papasakosiu, iš tikrųjų turiu reikalą naują. Nenaują. Dėkui, Karoli, tau, kad per tave pavyko nupirkti šitą reikalą. Porankį iš Alibaba parvažiavo traukiniu. Turime va tokius hidroporas čia valdyti. Yra kitas joystickas, va prie šito viso buvo kitas joystickas, bet palikau dabar originalą, nes ano neina pajungti dabar. Per žiemą ten bus reikalai. Pauliau, visos viltis yra į tave, kas turi BAPT ar TK vairavimą, tas pažįsta Paulių. Jis yra auksinių rankų žmogus. Tai žodžiu, čia tokie yra mygtukai, jie dar nepajungti, tai irgi parsisiunčiau rėles fiksuojančias, kurios fiksuojasi automatiškai. Tai žodžiu, šitų visų mygtukų nebeliks čia, viskas pereis į porankį, šiek tiek pasitobulėjam, pasidarom kaip kam smagiau, patogiau dirbti. Va. Jis veikia taip. Tai, žodžiu, čia turi įsijungti antras bėgis, laisva, čia atbulinė. Čia fiksuosis gazas, čia automatinis vairavimas, kaip ir dabar už galo aš su šito pirštu įjungiu, taip ir čia. Tai čia dvi hidroporos. Šiaip turėjo būti ir trečia, bet su kinais nesusišnekėta yra. Tai nežinau dar kokią funkciją padaryti į šonus, ar irgi sekciją kažkokią užpildyti. Skutiko pakelimo nuleidimo nežinau. Tai žodžiu, šitas turėtų atsidurti va, šito mano vietoj. Dabar nieko nedariau, tai palikau viską kaip yra dabar. Turime YouTube, bet dabar nesiklausom. Ar buvote koncerte Lilos ir Inominė? Norėjau, bet toli velniškai važiuoti iš Šilutės į Vilnių. Galėjo būti kažkur arčiau iš tikrųjų. Darykit, Lilai, darykit arenas. Tikrai važiuočiau. Kombaine buvo tyliau šnekėti, bet tikiuosi, kad mane girdite ir dabar. Tikiuosi,
tikiuosi bus gera sėja, nes iki šiol tai kažkoks buvo nesusipratimas visiškai su orais ir su lietumis. Ir dabar stovi vanduo, jauna provėžas. Kaip bus toliau, nežinau. Red Devil lekia per laukus. Skutam miežių ražieną, nes naktį rodo liūtį. Kiek spėsim, tiek suskusim. Dakaro numeris 666 mums padeda. Geriausi prisiminimai iš Dakaro. Turim kondicionierių. Tai žodžiu, nebeprakaituojam. Nors laukia gal, nežinau, 30 kažkeli laipsniai šilumos. Nu, ir degina akis. Ne kažką prieš saulę važiuoti ryte. Labryt. Atsikėliau plius 6. Sakau, reikia išvaryti paskui varysim kultkarą. Čia vakar vakare buvo 15, gal drėgmė kviečiai. Tai žodžiu, atsikėliu ryte, žiūriu, kad tai įdomiai laša karo stogo, žinai. Pelkės visur, šlapia, buksuoju. Karočią, orų prognozė matyti žolinę šventę ir nieko, karočią, apie lietų jokių žinių nebuvo, realiai programėlės. Kažkaip nesijaučiu greičio visiškai. 5-6 km per valandą. Betonuoju. Turėjau grikių. Turėjau pavasarį nupirkęs šakninę ridiką. Ir tada čia dar vakar atvežė mišinį. Karočią, čia visko ir. Nupirkau 1,5 tonos, bet man reikia 3 tonų. Tai, karočią, viskas sudėjus gaunas 2 tonas 700, gal 2,5 net. Tai, karočią, reiks biškį mažinti normą ir... Oi, ilgas darbas nusimato, 3 tonas su mešalkis maišyti. Šiaip sustojau ne šito. Nėra kur užsidėti, kaušą priekį nėra, reikia kelti ant svorių. Negu svorą nusileidau, bet ne kažkas čia tiesiskė. Tik nuleis patinį, o taip nusileidžiu. 3 klipsai belikę. Kylam į kalną. Skersas. Dėl to ir vairuoju mano. Skutiks, matai, sunku yra, skutiks eini tiesiai, bet subinės suk į šoną. Neš. O teisinas pabiškį. Bet karočią. Kompensuoju.
čia tas balsas už kadro. Žodžiu, sėjam tarpinius, lyja, sausesniuose laukuose normaliai važiuojas, yra kur važiuojam ir per vandenį, yra kur ir drenažai dar neveikia, tai žodžiu, sėjam tarpinius tokią situaciją, turiu nupirkęs jau kiek aš turiu tą pipirinę, tiek turiu ir tą, kaip pasakyti, kepurę. Daug pas mane. Noriu iš tikrųjų darytis jau per žiemą kaip originalų Bednaro bunkerį, bet bent jau 500 litrų talpos, kad supilti į pusę didmaišio, išvažiavai į pusę dienos gali sėti, nes dabar 100 hektarų reikia tarpinių pasėti, tai skaičiavau, ar ne 20 kartų reikia tą bunkerį užpilti. Pasėjam tarpinius pasėlius. Prikeliam su joysticku, prikeliam ant uolų, prašokam ir nuleidžiam. Ir viskas. Važiuojam iki kitos pelkės. Ir savaitę dar rodo lietų. Šiandien be lietaus, rytoj iki pietų lygtais be lietaus ir vėl savaitę lietus. Miežiai nesėti, pupų dar gal 15 hektarų liko nekultų, tai nežinau, turbūt rytoj į pupas važiuosim, šiandien važiuosim drėgmę, kad nebūtų košė. O susėję, tai yra kažkokia tragedija šiemet vakarų Lietuva. Yra tragedija. Kada sėsim miežius, nežinau. Terminas jau kaip ir rugsėjo 15 visą laiką sėdavom, o savaitę rodo dar lietų. Tai, kažin ar ne žieminių miežių sėja kitiem metam, o eisim ant kviečių. Paliekam tarpą, nusiemam liniją. Sėkla mano dasipilimui ir važiuojam. Žodžiu, šitas GPS-o greičio neberodo, nežinau ar sustiprėjo tas blokavimas, bet tai pastačiau ant fiksuoto greičio, tai plius minus daugmaž stulpo neužsiverčiam, važiuojam ir važiuojam ieškoti daugiau pelkių. Vėl pelkė. Prisikeliam ant uolų, nes jau jaučiu, kad tragedija. Tai ten pelkė, nu žodžiu. Ir kas svarbiausia, kad čia nėra didelių kalnų, o kanalas yra labai, ta prasme, negilus. Čia yra beveik lygumos ir nėra didelio traukimo drenažų. Drenažai yra gal, vos ne pagrindiniai drenažai yra, kažin ar pusę metro po žeme. Ir nėra to traukimo didelio. Tai čia visą laiką yra tragedija. Ir pavasarį tvarkėm drenažus, bet reikia statyti atvirus, kad gautų didesnį plovimą gal. Čia būdavo didžiausias ežeras, bet ežerio nematau. Bus matyti, kai važiuosim arčiau, biškį skęstam. Ant uolų prisikeliam, uolas vienas jau nesisuka. Per filmavimą užsikišau uolą, tai žodžiu.
duodam džiazą. Šokam atgal į pelkes, ėjom toliau. Pasiemam liniją, jungiam trečią ir kaitinam toliau. Trečias hidraulinis bėgis, gazas. Nuleidžiam skutiką. Duodam gazo. Akmuo. Oi. Bus pelkė, pasakykit. Užsikišiu. Jo, vat, kuo man patinka, kad tiesiog ant volų čiukšt prisikeli ir vėl nusileidant ir važiuoji toliau. Ką iš tikrųjų dar reiktų padaryti, tai reiktų duslintuvo kitokio ar kažkokio, nežinau, dabar kad nes per jį didelis garsas pereina į kabinos vidų. O pirkti nuo kažko iš tikrųjų įdomu, ar gal įmanoma padaryti pačiam tiesiog, bet tik tiek, kad čia yra variklis 6 cilindrų, beveik 400 arklių, tai tas duslintuvas irgi turi būti ne šiaip kažkoks, kad turi nemažinti galios. Vamzdžiai turi būti dideli, nes, žodžiu, garsas būtų kabinai daug mažesnis, jeigu ne jis. Turbūt ilgai nepasėsiu. Jau visai netoli. Iš serijos prašoksiu. Labai greit sustojau kažkaip. Labai. Čia yra labai kažkas blogai. Bandom išvažiuoti. Atbulą turbūt irgi nelabai pavyks, nebent ant volų pasidėjus, bet jo, šlapia. Šlapia. Gal atbulą didesnį tikimybę išvažiuoti. Eik, tu savo prisėmsiu batus. Atsikabinti, nežinau, važiuoti į priekį, irgi nežinau. Kažką reikia daryti, kažką reiktų daryti. Kas čia? Daugiabutis pelių. Normaliai, baika čia buvo. Išplaukiau. Va čia. Ar ne čia? Gal ne čia, gal ten toliau. Ai, nebeatsimenu. Tai vis normaliai, jo, nieko čia. Ačiū. Zuikio dainas. Galiu biškelį parodyti, kaip neturiu kur kamerą sėdėti, tai žodžiu.
kaip viskas dirba, kaip viskas barška, šlapia. Traktorius vairuoja pats, tai žodžiu, ar gerai matos? Artėjam prie pelkės, pasikelsim skutiką vėl ant uolų, prisikeliam ciepą, prisikeliam ant uolų skutiką, važiuojam, sėglą tiesiog išbarstom, artėjam prie trikampio, tai žodžiu apsisukimą. Darysim apsisukimą. Išjungiam gazą su koja pasiduodu, man patogiau taip. Išjungiam vairavimą, prisikeliam skutiką ant uolų, nes su ratais sulysim į žemę. Biškį paleidžiu ratus žemiau, nes nuo ratų įsijungia sujamoji, yra daviklis prikonstruotas, tai jungiu vairavimą, nuleidžiu ratus, įsijungia sujamoji, tada nuleidžiu skutiką, duodu gazą, šiek tiek priciepą paleidžiu žemiau. Nežinau, kaip dabar yra su sėjamosiom, mano lietuviškas meniu yra ant šito jau agromašo. Bet blogai, kad, pavyzdžiui, jeigu nesėja, ekranas tiesiog mirkčioja. Galiu parodyti. Dabar prikeliu. Va. Ir nėra jokio signalo. Tai kartais gali, jeigu daviklio nepasiekei, ir tu gali nepastebėti, kad ekranas čia tiesiog mirkčioja. Ką jie lesa? Jie mano sėklą lesa, ar jie tik vabaliukus, kažin, lesa? Jeigu mano sėklą lesa, tai blogai. Nu, ir pradeda lyti. Teodorai linkėjimai. Visada įdomu žiūrėti tavo video. Šiaip dabar įdomu iš tikrųjų, ką kolegos galvojat dėl salietros. Pavyzdžiui, šiemet grūdų kaina yra mažesnė negu pernai, o salietros kaina pernai irgi kažkur pirkau tokiu metu. Salietros kaina yra 50 eurų toną brangiau negu pernai. Tai nežinau, kaip čia tą matematiką susidėti. Saugojau po pipirinę, kad išliktų sausa. Žodžiu, esu visas kiaurai šlaps. Reikėjo užsipilti ir užlėjo. Davė kaip iš kibiro. Važiuojam namo. Kad ratai į žemę nelystų, tai prisikeliu, važiuoju ir ant uolų, ir ant ratų. Ar lijo pas jūs? Ar daug lijo? Pas mus vakar per parą iškrito apie 40-50 mm lietaus. Apie 30 mm iškrito vakare nuo 10 valandos iki 12. Norit pamatyti situaciją laukuose? Čia nei savaitė nepraėjo Kūliau pupas, paskutinis laukas. Čia buvo žieminiai kviečiai, turėjo grįžti vėl žieminiai kviečiai atseliuoti. Ar jūs jau pasisėjot viską? Mes dar ne. Reikėjo glifosuoti,
Tai va taip va.